Tai kokiais vis tik tai būdais dabartinėme tame politinėme kontekste, kai viena naujiena yra prastesnė už kitą, kaip iš esmės mes galėtume save apsaugoti nuo tos informacijos pertekliaus? Tai pirmiausiai būtų gerai pasižiūrėti, kiek jūs tos informacijos suvartojat per dieną ir kokie yra šaltiniai. Dėl to, kad labai dažnai žmonės šių dienų tam laikotarpyje tas pačias naujienas ir tą pačią žinutę bando pasitikrinti keliose informacijos šaltiniuose ir tas perteklius iš tikrųjų mus labai veikia. Ir kai mes kiekvienas bandom ten rasti kažkokių vieni vilties, kiti patvirtinimų, kiti įrodymų, tai mus veikia ir mūsų tas emocinė būsena yra tokia parengtyje, galima sakyti. O parengtyje tai labai gerai, kad mūsų organizmas, kūnas ir smegenys moka būti, bet kai tai yra nuolat ir savaitėm ir mėnesiais, tai labai išsekina tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tai yra panašus analogas iš to informacijos vartojimo, kaip tarkim perdegimas darbe. Tai norint išlikti kiek įmanoma to sveikesnio proto, labai gerai būtų dozuoti ir savo tiesiog techniškai riboti tą informacijos vartojimą. Nes dažnai klysta žmonės galvodami, kad jeigu aš tik tai vienas žinias pasižiūriu, bet paskui 4 valandas skrolinu socialiniuose tinkluose ir vis matau tą pačią informaciją, kad ašgi tik vienas žinias žiūriu. Bet iš tikrųjų tu gauni patvirtinimą ir iš tų kitų šaltinių, negu tas vienas žinias žiūri ir aš tikrai teliko nežiūriu, čia dabar madinga labai nežiūrėti, bet kas iš to, tu žiūri į kitą ekraną. Kokie metodai gali padėti nurimti, jeigu ta informacija sukelia nerimą, baimę, stresą? Tai jinai ir sukelia, tiksliau ne tai, kad sukelia, bet turbūt sustiprina ir patvirtina, kad tikrai čia kažkoks dabar pavojus ir kažkokia grėsmė yra. Tai vietoj to skrolinimo arba tikrinimo arba aptarinėjimo greičiausias ir būdas tai yra kažką tai daryti kito ir perkelti savo dėmesį. Minimum, ką galim padaryti, tai atsikelti nuo kompiuterio, palikti telefoną ir išeiti į artimiausią miškelį, parką, aplink namą, nesvarbu kur, bet tiesiog atsitraukti fiziškai nuo tos informacijos prieinamumo. Tai minimum, o maksimum? O maksimum tai turim pagalvoti, kad labai geras būdas šiuo metu to atsparumo pasimokyti, pasižiūrėti, kas į tą psichologinį atsparumą įeina ir apskritai atsparumo ir fizinio. Ir tai būtų savotiškas žingsnis pasidaryti pamokas, jeigu ta diena kažkokia tai ateitų sudėtingesnė. Tai tikrai nėra nei per vėlu ir pats laikas užsimti tuo savo psichologinio atsparumo mokymusi, kurį galėsi panaudoti ir kitom kažkokiam negandom arba kažkokiem įvykiam atsitikus, nebūtinai susijęs su karu, bet jeigu tu turėsi tą kompetenciją atsparumo, kad tu moki pasinaudos šaltiniais, resursais įvairiais ir tu žinai, ką daryti, tai jau tau bus iš karto aiškus planas, ką tu darai, jeigu ką. Ar patiriant skirtingas emocijas reikia raminti save skirtingomis priemonėmis? Aš nežinau, ar čia ir tinkamas žodis tas raminti, dėl to, kad man atrodo ne tai, kad raminti, bet tiesiog veikti ir turėti planą. Tai su ta ramybė ir jeigu aplink tave yra žmonės, kurie labai daug to streso ir nerimo patiria ir jie apie tai šneka ir mes, kai dalinamės tiek gerom, tiek blogom žinutėm su aplinkiniais, mes užkrečiam vieni kitus ir gerom, ir blogom, ir nusiraminimu, ir to sudirginimu taip pat. Tai tų skirtingų priemonių, kas tau padeda, net
net ne tiek, kad nurimti, bet perkelti savo dėmesį. Tai yra visokių ir asmeniškai gali vienam veikti, vienas eina sportuoti, kitas eina gaminti maisto, trečias susiranda, kur čia artimiausia, nežinau, komendantūra ar Šaulių sąjunga arba kažkas, tai kur tu galėtum tų įgūdžių kai kurių žinoti daugiau, nes jie būtent tiek komendantūros, tiek Šaulių sąjunga tai turi daugiau tos žinių, iš kur gauti ir kaip jas pasimti, ir žinančių ir išmanančių tikrai yra daugiau. Tai čia yra ta tokia dalykinė pusė, bet yra ir ta tokia vidinė psichologinė. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kuo daugiau informacijos apie įvykius žinosi, tai neišvengs, nepadės tau susitvarkyti su savo tuo vidiniu nerimu. Nes dabar labai daug informacijos gali gauti ir dirbtinio intelekto pagalba ir uždavus tinkamus klausimus, kaip veikti, bet ką tu pergyveni viduj ir kaip tu jautiesi, tai nebūtinai kas nors gali atspėti, nes čia dažniausiai individualiai žmonių patiriamos tos baimė ir iš tikrųjų kaip bebūtų ir kokia ta emocinė būsena, ar nerimas, ar kažkoks tenais liūdesys ir pyktis gali būti, kad dabar grįžom 200 metų atgal ir instinktai veikia ir žmonės valdomi instinktų veikia, kauptukus pakeitė dronai ir tiek. Tai kaip tam žmogui su tuo tvarkytis, tai vienas dalykas yra, kad greičiausiai, kas jau turėjo tą savo gyvenimo planą, neplanavo, kad dar čia gali būti karo grėsmė. Ir mano gyvenimo plane irgi nebuvo to, bet čia yra kaip su bet kokia autoimuninė ar kažkokia tai liga, kuri tiesiog atsitiko. Tai dabar tokia situacija ir tokios aplinkybės įvyko ir ką mes galim padaryti, tai ruoštis. Visą laiką yra būdas, kaip ruoštis, net jeigu tavo tas planas, kaip tu ruošiesi, nepasitvirtins, bet tu vis tiek turėsi kažkelis eigos variantus ir kažkurį tuo metu elgsies, kaip tau tuo metu atrodys. Nusiraminimo technikos dažnai yra laikinas sprendimas. Ką daryti, kad ramybės, ta nusiraminimo būsena išliktų ilgiau? Tai aš sakyčiau, kad jeigu tu esi aplinkoj, kuri nuolat tas žinutes tikrina, narsto ir visaip, tai nėra būdo, kaip tau į tai nereaguoti, nes mūsų smegenys taip sukurtos, jos tikrina kiekvieną aplink mus dalyką, kuris vyksta ir jos turi dvi pusės - grėsmė arba negrėsmė. Ir jos nenustos veikti, nes nėra stop mygtuko ir kad tu čia dabar šiandien neturėtum minčių arba nemastytum. Tai ne tai, kad nusiraminimo būsenos, bet tokios stabilumo ir galbūt vietoj nusiraminimo, aš sakyčiau, priėmimo nestabilios situacijos, kad jinai dabar yra tokia ir reikia ją priimti ir daryti pokyčius tik ten, kur tu realiai gali padaryti, nes daugelio dalykų tu pats negali, o nori kontroliuoti. Ir čia iš to mūsų kontrolės poreikio arba būti, kad visi aplinkui mane čia nerimauja, o aš čia sėdėsiu kaip jogas ramus. Tai taip nebus, bet tas sveikas protas ir grįžimas į save, į savo pojūčius ir į tas būsenas, kurios tau įprastais kitais gyvenimo etapais padeda, tai ir čia padeda. Ir žinokit, dar kas liečia tą, kad trumpalaikis veikimas, tai čia mes kaip mums atauga plaukai ir eina pas kirpėją. Tai nėra nusiraminimo būdo visam gyvenimui. Ir tą tiek nusiraminimą, tiek atsparumą ugdom kiekvieną dieną iš naujo. Čia nelabai tokia linksma tokia naujiena, bet iš tikrųjų, tai kiekvieną dieną, kai tu valai dantis, kai tu rūpiniesi, kaip tu atrodai, ką tu darai, kokio tikslo sieki, tai savo tą psichinę sveikatą irgi reikia rūpintis kiekvieną dieną. Bet gal tai ir gerai, tai reiškia, kad mes nebegrįšim į tą komforto zoną, visą laiką save tobulinsim.
grįšim. Ne, mes žmonės nori to komforto ir dabar labai daug civilizacija yra pažengus, kad mes esam labai daugeliu atveju toj komforto zonai ir ko mums dabar gaila esant šitom grėsmėm, kad mes neteksim tų visų komforto zonų. Maistas tau gali būti prie durų pristatytas, tau nereikia skalbti upėj drabužių, nes viską daro aparatai. Ir nereikia labai didelių grėsmių, tegul nebūna 3 dienas tau vandens tekančio arba elektros ir pamatom, kokiom komforte mes šiaip gyvenam. Ir kai klausiu žmonių dažnai, o tai ko tu labiausiai bijai, kad jeigu jau ateitų ta katastrofinė diena X, tai kas yra tokio, kas tau baisiausia? Tai visų šitų komforto netekimas. Mes kaip šauliai dažnai patiriame spaudimą iš aplinkos. Aplinkiniai sako, jūs turit viską žinoti, jūs ten arčiau vos ne dangaus mokame ir atėjus laikui viską apsaugosime. Kaip iš tikrųjų nepasiduoti tam žmonių spaudimui? Čia labai geras aspektas ir visiems šauliam, aš kaip ir kariam sakau, kad jūs dėvit uniformą ir visuomenė, kuri nepriklauso nei kariuomeniai, nei Šaulių sąjungai, nei Raudonam kryžiui, nei neturi kažkokių aiškių savo funkcijų, ką darytų dienai X atėjus, tikisi iš mūsų, tai yra iš uniformą ar karinę ar šaulių dėvinčių, kad tai yra žmonės, kurie žino daugiau. Jie iš tikrųjų turi daugiau žinių, daugiau informacijos ir daugiau aiškumo, ką jie veikia, jeigu ką. Bet yra toks dalykas, kad tu užsidėjai tuos šaulio uniformą ir batus ir jau tie žmonės, kurie tave mano, kad tu jau tau kaip ir instaliavo šitą visą, ką tau reikia, visų įgūdžių, kompetencijų, kurių tau reikia naudotis ginklu, ar ten kaip ten susidėti kuprinę kažkokiam tai reikalui esant. Ir tai ateina su laiku ir per pratybas, ir per įvairius mokymų būdus. Ir būtent tiem naujokam sunkiausia atlaikyti tą krūvį, nes visi tikisi, kad tu jau juos irgi pakonsultuosi ir kadangi tu jau dėvi tą uniformą, tai tarsi tu turėtum būti atsparesnis ir žinoti daugiau. Tai aš visą laiką drąsinu tuos uniformą dėvinčius ir sakau, kad jūs tikrai žino daugiau negu kiekvienas jūsų kaimynas, kaimynė ir tuo, ką žinot, jūs tikrai galit pasidalinti. Bet dažnai, kai tu dėvi uniformą, tau užduoda tokius klausimus, kurie yra tavo nekompetencijos ribose ir su jų tais atsakymais ir kaip pasakyti, kad tai yra ne mano lygio klausimas ir aš žinau, ką man vadas sakė ir kur yra mano vieta. Bet tik tiek. O tau aš galiu padėti susikrauti kuprinę, ką aš tikrai moku, kad tau pasakyti, kad tu turi turėti vandens keliom dienom, ten konservų ar dar kažkokių tai dalykų, aš tau tą galiu pamokyti, nes aš tą moku. O kaip ten kas bus ir ar jau tas karas bus ir kada, tai aš nedisponuoju šitą informaciją. Tai labiausiai, tai čia reikia stiprybės patiems šauliam ir mano tai siūlymas yra kalbėtis su savo kuopos bendražygiais ir broliais ir sesėm ir iš tikrųjų dalintis tuo, ką jie žino geriausiai. Ir būtent tais paprastais dalykais, kuriais tu gali pasidalinti ir su savo artimaisiais, giminaičiais ir tikrai nebijoti pasakyti, kad aš tokios informacijos neturiu, kurios jūs klausia. Tai tada bus ir kitas klausimas kartu su tuo spaudimu gali mums patiems šauliam kažkoks kilti nepasitikėjimas savo jėgomis, kad iš tiesų nesugebėsime apsiginti, ginti, kaip pakeisti tokias mintis į teigiamą. Tai iš tikrųjų tai naudotis visom progom ir mokytis. Ir vieni iš kitų mokytis. Nereikia čia šiaip karas pats savaime, net jeigu jisai būtų, jisai yra labai labai paprastas dalykas. O karo sudėtingumas sukelia tai, kad kiekvienas karys savo galvoj turi kitą karą. Kiekvienas individualų. Ir tai yra apsunkinimas. Ir būtent kai tu priklausai kažkokiai tai organizacijai, kaip mes kariuomenė arba jūs Šaulių sąjungai,
tai aišku, norisi atlikti savo pareigas kuo geriau. Tai ką reikia daryti, tai reikia klausyti vado, nes vadai vis tiek turi informacijos daugiau ir iš tikrųjų net ir tiek kariai, tiek šauliai ir aš manau, kad visi žmonės labai didelę dalį tiek tvarkymosi su sunkumais, su stresu perima iš savo vadų. Ir ką reikia daryti, tai tau reikia tik tai būti vykdytoju ir klausyti, ką pasakė. Bet aišku, būti namų darbus padarius ir su artimaisiais, nes jeigu ką ir jeigu tu jau esi pašauktas ir jau tu atsirandi kariuomenės pusėje, tai tavo artimieji visi lieka. Tai pasirūpinti vaikais, seneliais, turėti planą, kas pasirūpins, jį aptarti su kitais ir panašiai. O kas liečia pačius šaulius, tai būtent mokytis įvairių dalykų, psichologinio atsparumo ir tų visų kompetencijų tame tarpe. Priešiškai nusiteikusios šalis kaupia duomenys apie kariuomenės bei sukarintų organizacijų narius. To žinojimas kelia baimę, kad dienos X atveju gali tapti taikiniais informacijai išgauti. Ta prasme, jeigu paimti bus įkaitais. Kaip paruošti save psichologiškai, tikinti, kad taip nebus, ar atvirkščiai reikia ruoštis? Aš tai galvoju, kad tie, kurie atsisako ruoštis, pasiruošia pralošti, bet kur sporte ir kitose dalykuose. Tai kiek įmanoma daugiau informacijos ir susirinkti apie tai, kaip tam diskomforte gyventi ir kaip būti. Ir kitas labai svarbus momentas, kalbant apie tai, kamgi ruoštis. Tai ruoštis reikia fiziškai, vienas dalykas, nes mažai miego, nuovargis didelis, tai čia yra tik tai, ką galime mes pasibandyti. Ir kai tu esi pavargęs, kaip veikia tavo smegenis ir, pavyzdžiui, kaip jūs šauliuose, kaip padalinys veikia, tai po kažkokio ilgesnio žygio labai aišku, kas kaip reaguoja ir kokios yra tos streso įveikos ir kaip tu funkcionuoji, darydamas užduotį tam strese. Tai kuo daugiau tu save pažinsi ir savo draugą, artimiausią brolį, sesę ir ten pažinsi, tuo tau bus aiškiau, kaip viskas būtų, jeigu ką. Tai bet tą fizinį atsparumą ir tą psichologinį atsparumą, bet man tai atrodo, kad ką gali padaryti šauliai, tarkim, tai būtinai pasikalbėti apie savo tuos nerimus ir savo tas baimės tarpusavyje, ko tu ten labiausiai bijai, nes greičiausiai kitas bijo kitų dalykų ir pasidalinti, kaip tvarkosi su ta baimė ir su tuo nerimu. Tai aš nežinau, ar turėti kažkokius nuotolinius susirinkimus arba kažką, nes kai karas Ukrainoje prasidėjo, aš turėjau kaip tik modulį, vedžiau kariūnam ir pamačiau, kad tiesiog susikaupimo nėra, nes jie visą laiką karts nuo karto kažkas stebi naujienas, kažkas vyksta, nes buvo kaip tik jau tik tai prasidės karas porą dienų. Tai tiesiog mes pasitarėm ir darėm tokias pertraukas apie tai, kas ką žino, galbūt kažkas tai naujo kažką žino ir panašiai. Tai lygiai tas pats su tuo savo atsparumu ir su tuo savo raminimu, nes kas liečia, pavyzdžiui, vadus ir tą lyderystės ugdymą, tai vadai vietoj tų motivatorių taikos metu ir ramybės tuo metu, tai sunkiais laikais, krizės laikotarpiu tampa tokie ramintojai ir būna labai su savo padaliniu. Tam, kad žinotų kiekvienas žmogus, kad kas jo yra vadas dabar šią akimirką, bet kada jisai gali pasikeisti, bet būtent, kad ta informacija ir ta komunikacija būtų kiek įmanoma faktais paremta, o ne emocijom ir ne kažkokiais tai gandais, kurių labai greitai prisikūrėm, nes vietoj to, kad eitume padaryti atsispaudimo arba apeitume 2 kilometrus ir pažiūrėtume, kaip mums čia sekasi, tai vietoj to mes praskrolinam arba žiūrim ten tas žinias 5 kartus ir kažkokios tai vilties tikimės, o tai gal geriau ruoštis. Viena iš priemonių ir yra kovoti su nerimu, kaip jūs ir sakėt, bendrauti. Vieni gali pasidalinti savo baimės, tu pasidalini savo baimėmis, bet ar, pavyzdžiui, su broliais šauliais dalinantis, ar nenutiks taip, kad toks būtent būdas nepadarys daugiau žalos, pavyzdžiui, privers labiau įsibaiminti? Tai aš ir sakau, vietoj to kalbėjimo apie tas baimės, geriau kalbėti apie planą ir apie tai, kaip mes galim tą savo fizinį atsparumą ir tų daugiau dalykinių žinių
žinoti, kaip pasirūpinti aplinkiniais arba kaip veikti, ką darysim, jeigu ateis ten planas A neveiks, arba B, arba ten nebus ryšio, arba kažkaip apgalvoti daugiau tų scenarijų, kurie į veiklą ir į žingsnį kažkokį orientuoti. Nusiraminti padeda ir buvimas su artimaisiais gamtoje, užsiėmimas kažkokiamis veiklomis, apie kurias ir kalbėjote, tačiau kartais net atsitraukus fiziškai mintis, tebesisuka apie tą patį nerimo šaltinį. Kaip išmokti būti čia ir dabar, nutildyti mintis, pakeitus aplinką ir situaciją? Tai tų minčių nutildyti nelabai išeina, nebent reikia kažkokį tai daryti dalyką, kur reikia skaičiuoti arba kažką tai daryti, kad tavo protas atsitrauktų ir pailsėtų nuo to karo konteksto pas kaimynus. Ir kitas svarbus dalykas, tai būtent jau eiti į tą gamtą ir turėti tokią rutiną kiekvieną dieną. Nes čia ne vienos dienos dalykas, o kiekvieną dieną. Kas tau padeda susitvarkyti su tą galvą, nusiraminti, išjungti minčių, kaip ir nėra tokio mygtuko ir jos vis tiek yra, bet tas buvimas čia ir dabar ir tas sąmoningumas dabar yra toks labai kaip ir madingas ieškoti to čia ir dabar kažkokio metodo ir kvėpavimas yra, ir kvėpavimo technikų yra, iš tikrųjų yra, kuriuos galit daryti ir iš karto, kai užeina tas nerimas didesnis. Tai tenais, tarkim, per vieną greitesnį įkvėpimas ir paskui per 2 iškvėpimas. Tai tų technikų kiekvienas gali rasti YouTube, ar ten kažkokių tai ten greitų tokių, kad į kvėpavimą orientuotų. Tai nekelti savo lūkesčio, kad pabandžius kažkokį vieną metodą, vienam veikia, kitam neveikia, bet ieškoti individualiai, kas man padeda toje dienoje naviguoti ir susitvarkyti su tais kasdieniais paprastais stresoriais ir tada jau eiti prie tų tokių ilgalaikių, bet labai svarbu suprasti, kad tą reikės daryti kiekvieną dieną. Kaip ir tu valai dantis, kad nereiktų, tai tam, kad nereiktų tau būti nuo perdegimo kažkokioje įstaigoje arba dar kažkur, tai reikia tvarkytis ir su tuo nerimu savo kiekvieną dieną. Ačiū už pokalbį.